Šiame vaizdo įraše paaiškinsiu, kaip naudotis elektroninių laiškų siuntimo programa. Tai pirmiausiai žinyne duomenys ir atitinkamos bendrijos žinyne turi būti sutvarkytas failas, nustatymų failas siuntėjas. Atsiveriam jį, patikrinam. Čia svarbiausia yra, kad būtų įvestas elektroninio pašto adresas, iš kurio siūsime laiškus. Tai šituo atveju aš įvedžiau savo elektroninį paštą testavimui. Jūs turėsite įvesti tą elektroninio pašto adresą, iš kurio siūsite laiškus. Slaptažodžio laukelis gali likti tuščias, tuomet reikės įvesti į programos eigoje. Jeigu jūs siunčiate daug laiškų ir nenorite pastoviai įvedėti slaptažodžio, tai galite įvesti čia ir pasitikite, kad jūsų kompiuteris yra saugus. Niekas nenuskaitys jūsų slaptažodžio. Tai galite įvesti čia, tuomet nereikės tai daryti programos eigoje, pasirinksite tam tikrą pasirinkimą ir slaptažodžius rinkinėti nereikės. Kai išsaugote tuos pakeitimus, kai šitas nustatytas, reikia pasitikrinti, ar suformuotas teisingai duomenys sąskaitų siuntimui failiukas, kurį po to reikės programos eigoje pasirinkti. Šitas failas formuojamas yra kitos programos, kuri naudojama prieš šios programos naudojama. Tai matome, kad gavėjo elektroninio pašto adresas įrašyti testiniai mano paties adresai. Čia yra laiško tema ir laiško tekstas, kuris suformuotas programos automatiškai. Jeigu jums reikia ką nors pakeisti, tai galima čia keisti. Šitie simboliai reiškia, kad bus tekstas toliau einantis už jų bus pradėtas iš naujos eilutės. Jeigu kažką papildomai darote ir norite, kad būtų iš naujos eilutės pradėta, tai reikėtų šitos simbolius nukopijuoti atitinkamoje vietoje. Ir čia yra takas, kur yra failas, kuris bus pridėtas, prisektas prie elektroninio laiško kaip priedas. Tai mes dar čia užveriame, matome, kad viskas teisinga. Jeigu kažką redagavome, tai išsaugojame. Jeigu neredagavome, tik peržiūrime, tai galime ir neįsaugoti. Ir šitame žinyne sąskaitos savininkams yra sąskaitos suformuotos, čia būtent kurios bus siunčiamos. Tik tai, jeigu viskas teisinga, vadinasi, galim peržiūrėti, uždarome. Ir kai viską patikriname, tada pagrindinėme žinyne yra patalpintas šortkutas ir nuoroda į programos failą pagrindinį. Čia tam, kad nereikėtų eiti giliau į programos žinyne, pasirinkinėti ten giliau, yra patogumų iškelta nuoroda, šortkutas. Spaudžiame ant šortkuto su kairės pelės klavišu 2 kartus ir atsiveria pirmasis programos langas, kuriame yra pasirinkimas mygtukas vykdyti. Jeigu mes esame pasirengę vykdyti programą, spaudžiame šį mygtuką, tada atsidaro failų tvarkyklės langas. Ir jau čia, kaip tik tas žinynas, kurio man reikia, bendrija atitinkama, mėnesis, ir pasirenku šitą failiuką, spaudžiu Open, tada atsidaro antras programos langas, kadangi jeigu būtų kartais slaptažodis įvestas nustatymuose, tai galima tik tai pažymėti šitą varnelę ir spausdyti tęsti, bet kadangi neįvesta, tai jis tokiu atveju išmestų klaidą, tai man reikia įvesti slaptažodį atitinkamam laukelėje. Įvedu slaptažodį ir spaudžiu mygtuką tęsti. Mygtuko spalva pasikeitė, reiškia programa veikia. Kadangi čia laiškų kiekis nėra didelis, jinai to jau užbaigs. Jeigu kartais sutriktų internetas ar ten dėl kažkokių priežasčių būtų laiškas neįsiustas, tai išmestų kitokį pranešimą apie tai, kad laiškas neįsiustas ir atitinkame bendrijos žinyne, iš kurio mes pasirinkome failą duomenys sąskaitos siuntimui, dar įrašytų suformuotų kitą failiuką apie neišsiustas sąskaitas, kurį naudodami po to galėtumėm vėl suformuoti duomenys sąskaitos siuntimui rankiniu būdu, kuriame būtų tik tai neišsiustos sąskaitos. Kadangi čia nėra, matome, viskas programa suveikia teisingai, galime atsiverti paštą, aš siunčiau iš šito pašto, Send mails, matome, kad ką tik reiškia 12.05, čia prieš minutę buvo išsiųsti laiškai atitinkamiems gavėjams, čia visur yra mano testiniai adresai.
kadangi buvo po kelis nurodyta keliose vietose tai yra keli, tačiau kai jau bus darbinis variantas, jūs siūsite vieną laišką vienam savininkui, tai jums turėtų būti ir vienas laiškas ir vienam savininkui. Matome, kad čia yra prisekta sąskaita, atitinkamai pavadinimas laiško ir tekstas, kadangi ten buvo tas specialius simboliai, tai jie yra taip, kad skirtingose eilutėse, vienoje eilutėje. Tai matome čia siuntėjo atveju ir taip pat turėjau gauti vieną. Gavau laiškus, reiškia jau iš Excel for Construction pašto, gavau kelis čia iš karto laiškus, kadangi testinis buvo keliose vietose. Ir taip pat kitame elektroninėme pašte irgi gavau šitą. Matome priedas, tekstas, pavadinimas ir iš kokio pašto gavome. Tai reiškia programai vykdė visas reikalingas funkcijas. Tai tiek šiam kartui.